Sveiki visi, pakalbėsim šiandien apie programėlę, kuri vadinasi iFacts. Skirta programėlė rusiškai skaitantiems ir suprantantiems žmonėms ir daugiausia skirta tiem, kas domisi apie kažkokius tai faktus. Visokiausių įdomiausių faktų yra, aš negalvojau, kad tokių dalykų yra kaip, kodėl čia, tarkim, pirštai susiraukšlėja vandenyje ar dar kažkokias. Galima pasižiūrėti, kas mums patinka. Galima kažkokios tai nustatymus padaryti, kad naudotis tik per Wi-Fi. Labai puikiai programėlė, iš tikrųjų siūlau atsisiųsti, pasiskaityti, labai įdomių faktų yra. Jūs neįsivaizduojat, ko tik tai pasaulyje yra. Tai programėlė vadinasi iFacts. Minusas tik tai, kad tie, kas nesupranta rusiškai arba nemoka skaityti, negalės pasinaudoti šitą puikią programėlę. O su jumis buvau aš, 314 Circle, yra JAP apžvalgos, nepamirškite spausti laikų, dalinti su draugais ir pasirašyti po mano kanalu. Iki pasimatymo.